Labą dieną. Parodysiu, kaip suteikti valdymo organų prieigą mano VMI sistemoje. Norėčiau atkreipti dėmesį, kad suteikus prieigą, jūs taip pat automatiškai suteiksite prieigą ir EDS bei Sodra sistemose. Prisijungkite prie vmi.lt. Užėjus į svetainę, spauskite prisijungti. Šičia jums reikėtų pasirinkti prisijungti elektroniniu parašu. Pasirinkite mobilų ar stacionarų, kokį turit. Suveskite savo telefono numerį, prie kurio yra pririštas mobilus parašas ir savo asmens kodą. Tuomet telefone pas jūs turėtų iššokti langas, kuriame jūs turite patvirtinti savo PIN kodų prisijungimą ir užeiti į VMI sistemą. Šitas procesas gali truputį užtrukti ir jums reikėtų palaukti. Čia jums reikia pasirinkti prisijungti prie mano VMI. Čia, priklausomai nuo įmonių kiekio, jūs galite paspausti tiesiai ant įmonės arba paspausti filtras, suvesti įmonės pavadinimą ar įmonės kodą ir surasti savo įmonę. Tuomet spaudžiame filtruoti. Pasirenkate jūs savo įmonę. Čia jums dabar reikėtų pasirinkti paslaugos ir čionais spausti įmonės duomenis. Įmonės duomenų tvarkymas ir čionais spaudžiate pildyti. Šičia jūs galėsite pridėti mus kaip jūsų buhalterinė įmonė ir buhalterį priskirti, kuri tvarkys jums buhalterinę apskaitą. Čia jūs pasirinkate atstovai ir pasirinkate, kas bus apskaitą tvarkantis asmuo. Čia jums reikia spausti veiksmai, redaguoti ir suvesti mūsų įmonės duomenis. Reikės pasirinkus asmuo apačioj ir ieškoti. Pasirinkite Lietuvos juridinis asmuo ir suveskite juridinio asmens duomenis. Jūs juos turėtumėte gauti elektroniniu paštu. Spaudžiame pasirinkti, saugoti ir nuo kada tie pakeitimai galioja. Čia jūs turite pasirinkti buhalterę, kuri tvarkys jums buhalterinę apskaitą. Spaudžiame veiksmai, sukurti, pasirinkate nuo kada vyks įgaliojimai, pasirinkate nuo kada įgaliojimai galios, spaudžiate ieškoti asmenį. Šičia suvedate buhalterio duomenis, kuriuos jūs gavote elektroniniu paštu ir spaudžiame pasirinkti. Spaudžiame saugoti. Apačioje jums reikia pasirinkti, kas bus valdymo organo įgaliotas asmuo. Mūsų atveju mes pasirenkame vėlgi asmuo ieškoti, suvedame asmens duomenis ir spaudžiame pasirinkti. Jums čia reikia suvesti buhalterio asmens kodą, vardą ir pavardę. Įgaliojimo termino pradžią pasirinkite artimiausią datą ir termino pabaigą rekomenduočiau pasirinkti ilgesniam laikotarpiu, kad jums nereikėtų šito proceso kartoti. Spaudžiame išsaugoti ir tęsti. Patvirtiname dokumento pakeitimus ir įgaliojimai yra suteikti.
Sveikiname. Įgaliojimas sėkmingai suteiktas.